11 valandų ir 2 minutės Lietuvoje. Labą dieną visiems, kaip ir įprasta, penktadieniais nuo 11 valandos visiškai su atsinaujinusią fonoteką, galima sakyti, ir netgi džinglu. Žiauri tikrovė eteryje ir kartu su manim, kaip ir įprasta, istorijos tyrėjas ekspertas Aivaras Lileika. Labą dieną, Aivarai. Labą dieną, klausytojai, labas Erikai, labas Lietuva. Labas Lietuva. Mes praėjusią penktadienį iš tikrųjų naują sezoną kaip ir pradėjome, ar ne, atidarėme ir šiandien žodis tau, apie ką kalbam ir kokiegi įvykiai iš tikrųjų tuo laikotarpiu, apie kurį kalbėsim, Lietuvo valdė. Jo, praeitą kartą taip trumpai galbūt apžvelgiam tą dvasinę pusę, o dabar pamažu išnagrinėsime, kaip visgi atsitiko, kad mūsų savarankiška kultūra, išskirtinė, galbūt netgi ir viena iš paskutinių Europoje išlaikiusi tą senąją arijų kultūrą, išnyko ir susiliejo su krikščioniškąja, su katalikiškąja to meto šventąja Romos imperija. Tai šios dienos laida bus daugiau apie tai, kaip mes įsijungėme į to meto vakarų Europą, katalikišką, jeigu dar tiksliau apibrėžti Europą, nes jeigu paimti paralelės iš karto išvesti, tai į komunizmą, į šviesią ateitį, kuris buvo statomas visai neseniai ir visi prisimena, tai lygiai taip pat ir krikščionybė buvo savotiškas komunizmas, šviesi ateitis, kur visi statė kažką tai ir siekė to šviesios ateities, tiek kad vietoj fabrikų dažniausiai būdavo bažnyčios, bet armijos lygiai taip pat tą komunizmo idėją ir šviesią ateitį neždavo ir žmonės mirdavo, kur pasirodyto, kaip komunizmas niekur nebuvo taikiai atneštas, taip ir krikščionybė nebuvo niekur taikiai atnešta. Tai šiandien kalbėsime apie Krėvos uniją, kuri vyko 1386 metais ir ko pasekoj Lietuvos didžioji kunigaikštystė kaip savarankiška valstybė su savo valdovais, su savo karaliais išnyksta ir mes tampame Lietuvos karaliai, tampa Lenkijos karaliais, bet prarasdami tą stuburą, prarasdami tą nervų sistemą, neuroninį tinklą, sakykime, gal net ir didžiąją dalį pilkosios smegenų masės mes praradome, įskaitant tų įvykių pasekoj. Ir, sakyčiau, nuo tų Krėvos unijos iš tikrųjų stoja tie tamsieji amžiai Lietuvai. Iki Krėvos unijos irgi tamsieji amžiai buvo, bet buvo tik dėl to, kad mes turėjom kovoti su tą krikščionybę. Tai va, šiandien daugiau kalbėsime apie karą su krikščionybė, karą su šventąja Romos imperija ir kaip Jogaila sunėrė, sujungė Lietuvą, Lenkiją, Krėvos unijos metu gan ilgam laikotarpį iki pat 1795 metų. Tai yra grubiai beveik 400 metų kažkur tai. Tai va, apie tai. Ir pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų reikėtų plačiau trupučiuką pažvelgti visus įvykius. Be abejo, turime prisiminti, kad buvo tam tikri luomai ir mūsų žinių ir panašiai, ir aš paliesiu vėl, kaip buvo viskas tas naikinama, kaip komunizmas naikino, sakykime, supuvusią buržuaziją, taip katalikybė naikino tą supuvusią pagoniją. Kaip aš minėjau, tai lotyniškas žodis, mes save pagonimis niekomet neįvardinome. Taip lotynai tik įvardino ir jeigu žmogus save, aš labai mažai pažinojau žmonių, kurie save buržujais įvardintų arba buožėmis, kad aš su pasididžiavimu. Nebuvo tokių žmonių, tai šiuo atveju, jeigu mes save įvardiname kaip pagonis, tai yra tas pats, kas įvardinti save buržujus ar dar kažkas tai. Nesuvokiant iš kur ir kaip ta žodis, lotyniškas žodis atsirado pas mus. Taigi, iš tikrųjų, pažvelgsim, kam karas už šviesią ateitį naudingas buvo. Tuo meto komunizme krikščionybėje ir Krėvos unija. Tai jeigu plačiau pasižiūrėti, tas susinerimas su Lenkija buvo Šlėktos iniciatyva. Šlėktos išėjęs noras, valia. Ir lenkiškas šlėchta atėjo iš Bohemijos, iš Čekijos
kartu su visais administraciniais terminais, įskaitant tai, kad ta administracija terminija yra visa vokiška. Tai yra, Lenkai iš esmės neturi nieko savo, tai yra arba vokiška, arba totoriška, arba vėl sena sarmatiška, kas yra sena baltiška, tai pavadinkime. Ką aš praeitoje laidoje kalbėjau tos terminus. Taigi, geschlecht, tai yra turintis giminę, šlechtą, vokiečių taip pat reiškia ir dirbti. Tai ir lenkų kalboje iš pradžių tas kaip terminas šlechtne urodzni, tai yra kilmingos giminės luomui tam tikram priklausantis. Tai žodžiu vokiečių įvardis ir niekam nepaslaptis, kad iš esmės ta karališkoji Lenkija yra ne kas kitas kaip Šventosios Romos Vokietijos įtakoje sudarytas geopolitinis karinis junginys. Lenkų kultūra yra visiškai nesavarankiška, apie lenkišką civilizaciją galim pamiršti, turim iš karto kalbėti apie vokišką, kur visa administracija, terminologija, visa, įskaitant jų, sakykime, tas pats ricer, yra tas pats raitelis, senas mūsų kalbos žodis. Tai Lenkijos karalystė kaip darinys, tai buvo tik tai vokiečių Šventosios Romos imperijos, jeigu tiksliau, sukurtas buferinis karinis tiltas tarp to meto Sarmatijos, kovojančias ir to meto Šventosios Romos imperijos Vokietijos. Va tie samdinių daliniai. Aš trupučiuką plačiau daugiau papasakosiu, net apie Piastų dinastiją, iš kuri yra Lenkai skaičioja Lenkiją nuo pradžią. Nuo Piastų yra senas lietuviškas žodis reiškinti piestą. Tai yra tie, kurie prižiūrėdavo ūkininkus, kurie prižiūrėdavo, atlikdavo tam tikrus ūkinius darbus. Piesta tai yra toks įrankis, kaime dar yra prisimena piestą, turi žmonės, trintuvės tokias. Tai realiai Lenkai, nelabai ką ir turi savito visiškai. Kaip reiškinys visiškai, jis yra visiškai nesavitai, visiškai sukurta, galim netaip įvardinti vos nevėžinę ląstelę sveikame kūne, nes jos tikslas buvo valgyti ir kariauti. Tai yra kareivių karininkų luomas. Tai čia kaip tik į temą šiomis dienomis aktualijos, ypatingai Lenkija, Lietuva santykiai. Tai pasirodo nieko ten tokio ir nėra ką jie norėtų. Reikėtų jiems tik pripažinti, kad jie yra vokiečių geopolitikos darinys ir sukurti tik tai tam, kad konfliktas rytų ir vakarų Europos, tarp rytų ir vakarų Europos būtų tai centriniai Europai. Toks buvo ir, bet čia mes jau, kai eisim į 1009 metus, aš plačiau ir trupučiuką apie tai irgi pakalbėsim. Vėl, todėl mes turime savotiškai, kai kalbam apie Lenkus, pamirškim kaip apie kažkokią tai išskirtinę kultūrą, kuri ten krikščionybė, panašaus, tai yra tiesiog vokiečių geopolitinis darinys, Krokovai, ten sakykime, Vroclavai ir dar, kurie yra vos ne 100% vokiškieji miestai ir po to tik tai kariniai samdiniai sudaryti iš dalinių pabėgusių nuo bizantiškosios imperijos, iš dabartinės Ukrainos, Lvovo teritorijos, sakykime, kuri tuo metu vadinosi Rasija. Tai vat iš tos Rasijos pabėgę kariniai daliniai, kurie dėl religinių priežasčių buvo ne bizantiečiai, ten dėl geopolitinių, o vatikaniečiai. Tai Vatikanas iš esmės iš tų samdinių ir sukūrė tą vadinamąją Lenkiją. Tai yra visiškai dirbtinis karinis, kaip aš minėjau, darinys, labai panašus į vėžinę ląstelę sveikam kūne. Ir tokia istorija ir visi tą žino, tik tai tiek, kad tai neišryškinama ir todėl labai didelė bėda, kad dažniausiai yra kalbant, proistorija yra ir istorija. Tai proistorija yra tai, kas yra iki krikščionybės, o jau su krikščionybė jau yra istorija. Tai čia yra, kaip sakant, visiška nesąmonė. Istorija yra ir proistorija, bet tik tai tiek, kad sąmoniai tai pabandoma išskirti. Ir tada mes gaunam, kad susidūrimas su Lenkija yra istorija, o buvimas be jos yra proistorija. Jau mes esam necivilizuotos, beždžionės ir panašiai. Nežiūrėjau tai, kad archeologiniai duomenys kalba, kad mūsų kultūra, aš ją vadinu sarmatiška, dar kiti vadina baltiška, kaip pavadinsi, nepagadinsi, yra šitam regione, šitam krašte nuo 7, taip sakykime, amžiaus po Kristaus iki pat 11, tai yra iki susidūrimo su krikščionybė, mūsų materialinė kultūra yra aukštesnė negu vakarų Europos. Ir ta mitologija, kad kultūra atėjo su krikščionybė,
žlunga toj akivaizdoje archeologinių radinių, kurie yra faktai ir tada tu turi tik tai interpretuoti, o ne neigti, kad pas mus nebuvo kultūros ir kultūra atėjo tik su krikščionybė. Priešingai, kultūra žlugo atėjus su krikščionybė. Ir apie tai, nes karas visą laiką sužlugdo, bet kokią paimkim šalį, pažiūrėkim, kaip gyveno Libija arba Irake iki karo ir pažiūrėkim, kaip po karo gyveno, arba pažiūrėkim, kaip Lietuva gyveno iki 39 metų ir pažiūrėkim, kaip karo metais mes gyvenome ir vadinamajam pokarį. Pamatysim, kaip krenta ir tas atsispindi materialiniai kultūrai. Tai va, susidūrimas su šventąsias Romos imperijos legionais, pradžiai Lenkų pavidale ir bizantiečių pavidale, kurie okupavo, sakykime, tenai pietinės dalis, įskaitant tą pačią Rasiją, kuri dabar yra prie Lvovo. Tai pamatom, kad karo akivaizdoje materialinė kultūra, tai yra bendrai pragyvenimo lygis smunka, krenta, todėl kad teroras, karas visą laiką priveda prie gyvenimo. Ir kadangi krikščionybė kaip karinis reiškinys atėjo, todėl tai buvo kultūros žlugimo reiškinys, o ne kultūros įgavimo. Ir va čia tada mes atsiduriam prie tų dalykų, kas tai proistorija ir kas tai istorija. Istorija yra ir proistorija. Tik tiek, kad mūsų prezidentūra pasirodo, bijo pripažinti, mūsų Seimas bijo pripažinti, dabar net kreipimas vienas žmogus internete paskelbė į prezidentę, kad būtų pagaliau pripažinta mūsų proistorija istorija ir baikim išsidirbinėti, kad mes neturėjome savo paveldą. Tai dabar vėl grįšiu prie vokiškojų šaltinių. Jose yra dažniausiai, kalbant apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, yra minimi debeste liauden. Tai yra išvertus mūsų kažkodėl, vėl tai istorikai vertė gerieji žmonės, iš tikrųjų jie nėra gerieji, ta prasme būtent to beste, o tinkamieji žmonės, tai yra tinkami darbui, tinkami valdymui, tinkami kažkam, tai yra tinkamieji žmonės, minimi. Ir būtent tie beste liaudis, liauten, irgi liaudis beveik vertimo nereikia, yra kilmingieji, ta užuomasga tų kilmingųjų, bet yra dėl to, kad jie yra tinkamieji. Tai yra, jeigu visuomenėje aš turiu tam tikras savybės, kurių neturi kitas, ir kaip sakė Graikijai labai geras irgi buvo posakis, jeigu išrinko ne mane į Seimą, o kitą, tai aš tik tai esu dėkingas, nes jisai yra tinkamesnis tam darbui, negu kad aš. Nes su savybėmis, vienų savybių reikia ten, sakykime, vystyti ūkį, kitų savybių reikia ten įvystyti, sakykime, kokią kitį laivybą ar dar kažką, tai ir va, tie yra tinkamieji žmonės tai sričiai. Tai į tarnybas, angliškai ministerijas, buvo renkami ne politinio pasitikėjimo žmonės, o tinkami žmonės. Pavyzdžiui, noriu švietimo kažkokį tai dalyką, tai pasižiūriu, kuris daugiausiai išaugino pačių nuostabiausių vaikų ir tą skiriame tenai to tarnu, lietuviškai, angliškai ministrų ir be abejo tikimybė, kad jis rūpinsis vaikais, bus visiškai kitokia negu kad to, kuris jų neišaugino ir nežino, kas tai yra iš viso vaikai. Tai tinkamieji yra žodis vartojamas, kad tai ir buvo tas luomas, kaip ir kilmingų, iš tikrųjų tai buvo ne kilmingų, o tinkamų. Jis sako, tik pakeiti savokas ir iš karto atsistoja viskas į savo vietas, kaip proistorija istorija, ar ne? Gerieji žmonės ir tinkamieji žmonės. Vėlesnių vokiečių kalbose šaltiniuose jau atsiranda kitas totorių, mongolų kilmės, turkų kilmės žodis, tiurkų bojaren. Tai yra turtingas žmogus ir su šito luomu greičiausiai yra susieta Vytauto asmens sargyba, tai yra tie karaimai, totoriai, kurie čia ir atvyko ir ta žodis išplito, kaip turtingas, pasiturintis turkiškas žmogus. Tai va ta bajorų sąjunga, kaip aš dažnai juokauju, Lietuvoje iš tikrųjų tai yra Turkijos atstovas Lietuvos valstybės žemėse. Tai ta žodis atsiranda irgi gan vėlai, tik tai po vytautiniais laikais maždaug mūsų žodžiuose, žodinė. Ir sunyko tada, būtent tuo metu, kai atsiranda tas bajoro, arba turtingų žmonių, tada nebelieka tinkamų žmonių. Tada tas beste liaudė išnyksta, būtent su Vytautu, pamažu dingsta beste, tie tinkamieji žmonės ir 16 amžiaus pabaigoje jau tik tai belieka bajorai. Tai yra tie, kurie turi babkės liaudiškai tariant, pinigus ir dažniausiai reketo priemonėm arba apgavyščių ar karų priemonėmis. Jie jau tinkamieji tik tai karui ir žudynėm. Tokie savotiškai teisinti totorių, mongolų reketininkai. Tai tas bajar ir, kaip aš minėjau, yra visiškai turkiškos kilmės ir didžiulė gėda Lietuvos bajorų sąjungai vadinti save turkiškai.
Tai irgi parodo tam tikrą sąmoningumo lygį Lietuvos pseudo elito, tai pavadinkim. O elitas yra išrinktasis, beje, iš lotynų kalbos, eligare, elitas, elite yra ne kas kita kaip išrinktasis. Jeigu žmonės susirinko ir išrinko tam darbui, tarnystei, lotyniškai ir šiek tiek galbūt ministerijai dirbti, tarnų būti, tai vat ir yra... Mes galim vadinti elitu. Jo, tik tai jeigu tu esi tarnas, tu esi elitas. O jeigu tu nesi tarnas, tu esi bajoras, turkų samdinys, tai sakant juokingai, bet tokia tiesa ir va, tas žodžių nežinojimas padaro savo. Ir Jogaila laiškose irgi vartoja, kad jau yra pas jo ir bajorų lomas, kaip aš minėjau, dėl to, kad samdinių didžiulę krūvą ir samdiniai, vat visi šitie įskaitant totorių, karaimų, hebrajų, tų pačių žydų bendruomenės atsirado dėl to, kad buvo sunaikintas senasis luomas. Tiek karybinis, tiek milijonierių, tai pavadinti vietinių verslininkų. Ir jie tada gavo tą vietą vietoj vietinių verslininkų, vietoj vietinių, gavo vežti milžinišką armiją samdinių, kur aš jau kaip minėjau, katalikybei praeitose dar laidose apie tą vadinamą imigracijos politiką, kur tiesiog sukelti tos konfliktus iš kitos pusės ir panašiai. Tai grįžkim atgal prie tų tinkamųjų ir bajorų. Tai va, ir Jogaila dar vartojo tiek bajoros, tiek tinkamieji, tie besteliaudan. Ir svarbiausia, kad visur mes pamatysime, ypač į senesniuosius raštus einant, kad pas mus buvo luominė visuomenė, beveik ta pati arijų luominiai visuomeniai. Tai yra tam senajam indoeuropietiškam. Indoeuropiečiai, kaip praeitą kartą nepaminėjau žodis, irgi naujadaras atsiradęs tik tai 1947 keičiant žodį arijai, nes kadangi vokiečiai naudojo jį kaip išrinktosios tautos įvardžiui, tai tą žodį pakeitė į indoeuropiečiai. O šiaip arijai indoeuropiečiai buvo vartojamas indogermanai dar anglų mokslininkų, istorikų terpėje nuo 19 amžiaus pradžios. Bet tik tai mokslininkų terpė. Ir va tas mokslininkų žodis persikėlė į viešą erdvę tik 1947. Tai teisingiau būtų ne indoeuropiečiai arba indogermanai, o arijai, nes taip tie žmonės save įvardindavo vedose, vestose, visur jie yra. Iranas netgi yra žodžio arijai. Ir tai yra tas arėjas, tai yra tam tikram lomui priklausantis žmogus, arinti žemę ir panašiai. Čia jau kitur. Tai va pas mus, kaip ir pas arijų tų senųjų, tų indoeuropiečių, matosi labai aiškus 3 mažiausiai luomai, mažiausiai. Pas arijų buvo 4 luomai, tai buvo šudros, tai žemiausias luomas tai yra pavergtieji gyventojai, nes jie buvo išeiviai iš rytų, iš centrinės Europos ir ten nukakė į Indiją prie Gango apie 1700 metus prieš Kristų. Tai tie elitas, sakykime, dabartinis išrinktųjų Indijai, skaitant Radživą Gandį ar Budą, tai yra tie arijai, kurie iš šitų vietų, iš rytų centrinės Europos išėjo į Indiją prieš 1700, grubiai prieš 4000 mečius. Iš šitų vietų ir pasiekė Indiją ir ten vietinius gyventojus pavergė, jos padarė šudromis ir tas šudras tai ir yra lietuviškas šudro kabinti gatvėj rinkti. Kitas ėjo vaišiai, plačiausias luomas, tai yra žemdirbių šatrija. Pas mus šatrijos kalnas beje yra. Tai yra karių luomas ir pramanai arba brahmanai, tai buvo žinių luomas. Ir vienas iš įdomiausių dalykų, kad mokymas šitame buvo žodinis mūsų pasaulyje, nes buvo manoma, kad su žodžiu būtent tu gali perteikti esmę ir ta esmė priklausomai nuo aplinkybių žodžio lygyje gali kisti. Tuo tarpu, kai knyginis mokymas, jisai yra apibrėžiamas visas kaip teisingas ir kintamojo nebelieka priklausomai nuo to pokyčio išorėje, tikrovėje. Ir čia gal irgi tas labai svarbu. Nes su krikščionybė, jeigu mes pasižiūrėsim su Biblija, kuri yra nekintama, mes iš esmės, jeigu dabar tu, Erikai, ateitum į studiją, sakykim, tu ėjai darželį 4 metų vaiko rūbais, gan juokingai atrodytų. Jeigu aš atvaryčiau irgi su trumpikėm kažkokiom, kurios man nebetelpa tenai ir marškinėliai, kurie jau tik tai... Ant vieno piršto, ar ne? Jo, ant vieno piršto galiu užsidėti. Keistai atrodytumėm.
Tai yra, kad mes augam ir rūbai keičiasi priklausomai nuo mūsų ūgio, tai žmonija lygiai taip pat evoliucionuoja ir mintis. Pavyzdžiui, kas yra tos ideologijos visokios, tai yra minčių rinkinys, kaip išgyventi, kaip geriau gyventi. Šiuo atveju Biblija tai yra arabų tautų pasakų rinkinys, kaip arabams gerai gyventi dykumoje. Ir va dabar mes tą paėmę arabų veikalą, kaip piemenims gyventi gerai, mes suabsoliutinam arabų piemenų gyvenimą prieš 4000 mečius ir žiūrim, kaip jiems gerai buvo prieš 4000 mečius gyventi ir mokinamės. Čia lygiai tas pats, kas žmogus stengtųsi vaikščioti tais rūbais, netitinkančiais tikrovės pokyčių. Ir va čia yra buvo suvokiama tos senosios mūsų žinijos ir nesuvokiama galbūt, o gal irgi suvokiama ir dirbtinai tai daroma, kad būtent suabsoliutinamas vienas veikalas, kurio tu peržengti negali. Ir tada be abejo prasideda visi su to susiję neigiami reiškiniai, kurie stiprina visuomenę į mirtį, kas ir matosi masiškai, prasideda tas ne tik tai epidemijos, kalbėkime, tokias kaip maras ar dar kažkas dėl to, kad į pirtis nevaikščio, bet ir kryžiaus žygiai ir visi kitokie reiškiniai, kurie surišti su griovimu visos aplinkos. Toks ir va tas, kaip sakykime, pirmasis susidūrimas germanų tautų 5 amžiuje, Ulfilos. Tai va, kai Biblija buvo išversta į germanų kalbą, tai jų savotiškai vystimasis nutrūko. Apie 90 Kirilas su Metodijumi išvertė į germanų kalbą. Jis, atsiprašau, į vadinamąją sarmatų kalbą, į slavų kalbą. Tai va, dirbtinai atsiranda tie slavai 90, kurių irgi į mūsų kalbą Biblija nebuvo išversta ir mūsų kalba yra vienas iš unikaliausių dalykų, kuri tiesiog yra raktas į tą senąjį arijišką paveldą, indoeuropietišką pavadinkim taip, kur visi atsakymai slypi tos pasaulėžiūros, to žodžio galios, įskaitant ten virpesiai ir viso, pavyzdžiui, žodis mirti iš kitos pusės irti. Yra gimti, mygti, dievas, veidas ir panašiai. Tai vat yra visiškai kitas iš plokštuminio pasaulio, tu papuoli į erdvinį pasaulį, kuriame tu asmeniškai matai tas sąveikas. Ir Dlugošas yra įdomiai aprašęs, kad vat būtent pagal Dlugošą Lietuva buvo 3 luomų valstybė – kunigaikščių, didikų ir liaudės. Kunigaikščiai buvo Gedimino, tai yra karinio luomo didikai, ir liaudis tokia ir prekybininkai tie visi. Tai va, tai 3 luomai. Ir įdomiausiai tai, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystėje mes matome irgi, grubiai sakant, 2 kalbas, tą patį, ką mes matom ir Arijoje, Indijai užimtoj, Persijoje, toj pačioj Irane dabartiniam. Matom 2 kalbas. Yra viena žinių kalba ir to išrinktojo luomo, ir yra kita žemdirbių, tų paprastų liaudės, tų vaišijų kalba, sakykim, tų šudrų kalba. Ir lygiai tą patį reiškinį mes pamatom Lietuvos didžioji kunigaikštystėje. Valdovų kalba yra lietuvių, kuri neturi rašytinio dalyko, kuri yra grinai žodinis ir žodžio yra sąveiko su tikrove. Tuo tarpu, kai mužikai, tie valstiečiai, tiek lenkai, sakykim, pašios prie mužikų priskiriu, nes iš jų ten tas žodis yra atėjęs. Žmonės, tai muž irgi su to surišta. Tai ir slavų ta valstybė valdoma gedminaičių lietuvių buvo būtent ta šudrų vaišijų galbūt luomas, kuris kalbėjo tą žemąją kalbą. Nes kas yra, kai tu suvoki tikrovę, tu suvoki ją visiškai kitam lygmenį, o tu užbrėži tikrovę, kurią turi suvokti tą kalbą, kurią nesupranta. Tai va ta slavų kalba, kaip dirbinys, yra antiek žemai, ir tai yra mužikų kalba. Jeigu tai pasakyti, ir drąsiai galim tai pasakyti, nes taip ir yra. Todėl Lietuvos didžioji kunigaikštystėje buvo dvikalbė. Mužikams ir neišsilavinusiems žmonėms buvo skiriama slavų kalba, o valdovams ir išsilavinusiam žmonėms buvo skiriama ir visą laiką bus skiriama lietuvių kalba, kaip privaloma mokslas dalis. Taigi, aš norėjau pasakyti, kad ir Lietuvos didžioji kunigaikštystėje mes matome tą luomą, Dlugošo jau laikais matom tos 3 pagrindinius luomus, 4 buvo pakeistas vietoj mūsų žinių, vietoj mūsų to, sakykime, šviesuomenės, taip pasakykime. Buvo įvesta katalikiškoji šviesuomenė, katalikų kunigai, kurie dėja lietuviškai nemokėjo ir dar iki pačiai dienai, man atrodo,
kad lotynų kalba ar slavų kalba, ta mužikų kalba iš tikrųjų tiek lotynų, tiek šitų yra žemiau, aukščiau negu mūsų kalba, kuri iš tikrųjų pagal vertę, pagal viską yra viena iš vertingiausių kalbų pasaulyje, kuri atveria į visus klodus, į visas paslaptis, kuri senoji indoeuropiečių ir valdovų tauta. Nes tik tai suvokdamas santykius su tikroji, tu gali būti valdovas. Todėl be lietuvių kalbos iš esmės valdovų neįmanoma, o kai tu ją suvoki, tu pats tampi valdovu. Nes aš, kaip sakiau, tu žodžius gali skaityti visom pusėm, beveik tos svarbiausius esminius ir tu matai kitokią tikrovę. Visiškai kitokią, nebežiaurę tikrovę, tai pasakykime, bet gyvybę ir mirtį kuriančią tikrovę. Ir tu joje tampi veiklus dalyvis visame tame. Ir dar įdomiausia tai, kad yra kalbama, vėl tas pats Dlugošas daugiausiai jis aprašęs tą 15 amžių, apie kurį mes kalbam 1400 metų pradžia, kalba. Be to, minėtose miškose jie turėjo atskiroms šeimoms ir namams padalytų ugniaviečių, kuriuose apsirengę baltais ir iškilmingais degindavo, iškilmingais rūbais degindavo visų savo mirusių giminių bičiulių kūnus kartu su žirgais. Tai balta spalva dar irgi reikia prisiminti, pas mus yra mirties spalva, o juoda yra gyvybės spalva ir tai buvo sukeista vėl, sakykime, katalikų bažnyčiai. Buvo viskas, kaip aš sakau, medžiai pradėti sodinti šaknimis į dangų, ne šaknimis į žemę, o šaknimis į dangų. Ir taip balta spalva tapo pas mus gyvybės, nors iš tikrųjų lietuvių kalboje balta yra mirties spalva. Pavyzdžiui, baltas kaip numirėlis. Žmogus numiršta po balą. Ir visa tai, krikščionybės, ar ne? Jo, čia grinai tos įtakoje buvo sukeistos savokos ir, pavyzdžiui, ta vėl matristinė visuomenė iki krikščioniška, kur labai ryškiai išsiskiria būtent dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jau karinis luomas išryškėja. Būtent tai tas karinis luomas ją ir priėmė tą krikščionybę. Nes vyrams tik tai duo kariauti, o krikščionybė, kaip ir komunizmas iš savo esmės, yra kareivijų viešpatės išrinktųjų armija, kovojanti už šviesę ateitį. Ir vyrams, ir jeigu pasižiūrėsim, tie komunizmo vyrai statė didžiąją dalim, tiek krikščionybė. Ir ten, kur kai pradeda statyti, ten prasideda ginklavimo varžybos ir karas už taiką, nesibaigiantis karas už taiką pasaulyje. Tai aš noriu pasakyti, kad būtent per tai ir balta spalva pas mus ir dabar netgi matriarchato pavyzdį, ta prasme, moteriškumo, apie kurį mes trečią ciklą galbūt po naujų metų jau paruošim. Tai, pavyzdžiui, balta spalva yra mirties, juoda gyvybės, nes žemė yra juoda, į žemę auga viskas. Į žemės kyla gyvybė. O balta tai yra sniegas, tai yra mirtis. Ir dabar netgi, jeigu pasižiūrėt simboliškai, labai įdomu, kad moteris eina į bogžycės, čia lenkiškas beje irgi žodis, bogžycė, nes lenkai mus išmokino, kur gyvena Dievas, pas mus sakė, kad visur Dievas gyvena, medė, debesėlį, o ten vienoje vietoje, kur buvo švenčiausias sakramentas ir tas stalas, toje vietoje ir gyveno tenai, todėl bogžycė, tai yra lenkiškas žodis, nes mes sakėm Dievas visur, čia tik berods Antras Vatikanas, jei neklystų, gal kas pataisys. Tik Antras Vatikanas pasakė, kad Dievas jau nebe tik sakramente, bet ir visur gyvena. O pas mus jau iš karto sakė, kad visur. Tai reikėjo beveik 600 metų, kad suprastų, kad suklydo, bet kiek žmonių buvo išžudyta. Tai tas simbolinis toks ženklas, sakykime, yra, kad moteris į tą bogžycę ateina baltai apsirengusio, vyras juodai. Tai yra vėl moteris ten miršta, vyras gimsta. Tai yra vėl tokie labai įdomų ženklai, kurios labai, Erikai, paprašai, kad mes išsamei ištyrinėtumėm šitą laikotarpį, tai tikrai išsamei mes jį ir ištyrinėsime. Gal truputėlį, Aivarai, jeigu nieko prieš, padarome trumpą pertraukėlę reklamas. Aš dar noriu priminti ir klausytojams, kad iš tikrųjų galiu padėkoti ir rašote tikrai laiškus ir būtinai visus perdodame Aivarui, bet jeigu turite ir pastebėjimų, minčių, klausimų ar šiaip pagirimų ar dar kažko, pulsas.lt visada laukime jūsų laiškų tikrai. Na, dabar darome trumpą pertraukėlę ir visai netrukus vėl grįšime į eterį.
Žiauri tikrovė. Kągi, grįžtame mes eterį toliau. Žiauri tikrovė tęsiasi ir Aivaras Lileika toliau pasakoja apie būtent 14 amžiaus turbūt pabaigą, 15 pradžią. 14 jo pabaiga ir 1300 pabaiga ir 1400 pradžia. Tai dabar šiek tiek vėl žemaičių, pavyzdžiui, ilgiausiai išlikusi nekrikščioniška valstybė Europoje, galim pasakyti, kaip karinis junginys, kaip politinis junginys, kaip religinis, tai yra Samogetija originaliai. Vėl Žemaitija, kuri Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapiuose visą laiką baigėsi ties Vištyčio, jeigu liniją ežero nubrėšit, Vištytis, Kėdainiai dar giliai Žemaitijoje, Kaunas maždaug dar Vištyčio ežeras, Kaunas vienose yra rodomas kaip Žemaitijos dalis, kitose kaip pasienis su Žemaitija, Kėdainiai jau vėl giliai Žemaitijoje, Kupiškis giliai Žemaitijoje, kaip ir Panevėžys giliai Žemaitijoje, Biržai ir Anykščiai maždaug pasienis, Anykščiai yra Žemaitijos. Tai sveiki sugrįžę visi Žemaitiją, jeigu nežinojot. Čia tik nors Aukštaitijų esama. Ne, Aukštaitijos nebuvo čia niekada. Jo, 19 tai buvo Žemaičių kunigaikštystė ir ta Žemaičių kunigaikštystė. O Aukštaitija tai yra 19 amžiuje vėl prigalvotos savokos, greičiausiai tų pačių Rusijos caro politikų pagal gubernijas, kad nieks nebeprisimintų tiesiog tų senųjų mūsų kunigaikštijų pavadinimų. Ir jūs nerasit Aukštaitijos kunigaikštystės niekur ir nekomet. Jūs rasit Lietuvos didžiąją kunigaikštystę arba Lietuvos kunigaikštystę ir Žemaitijos kunigaikštystę. Tai va čia šiuo atveju su Aukštaitija labai sudėtingas reikalas. Istoriniuose šaltiniuose jinai yra minimama, įvardinant ginčiuose su aukštąją Lietuvą, žemąją Lietuvą, bet žemoji Lietuva, tai maždaug, kur Anykščiai ir iki Vištyčio ežero. Nuo šičia prasideda ta žemoji, žemupys Nemuno. Ne tai, kad ten aukštumas, o Nemuno žemupys, ta prasme, aukštupys, žemupys. O kunigaikštystė ir ne Žemaitijos, o Samogetijos, Getijos kunigaikštystė. Tai vienas iš seniausių geopolitinių, politinių, karinių, etnologinių, tautinių darinių Europoje. Istoriškumas skaičiuojantis mažiausiai 2,5 tūkstantmečių. Tik tai vėl įvedam Žemaitis, mes kaip ir indoeuropietis, mes istoriškumo nebeturim, kaip ir Aukštaitis. Tai aš apie tą. Tai va, Žemaitija, Samogetija, Getija. Kaip politinis darinys, karinis dalinys, besipriešinantis krikščionybei, išsilaikė ilgiausiai ir mes matome, kad tam kariniam junginyje būdavo tiesiog renkami vadai, dažniausiai net nepaveldami, o renkami vadai, mokinami, renkami, vienas žuvus pakeisdavo greitai kitas. Net ir Kęstutis atlieka vadovo, tokio kaip ir prezidento vaidmenį, kur su labai mažais įgaliojimais iš tikrųjų viską lemia tų taryba žmonių, tų žmonių susirinkimas. Tai visuotiniai sueigai. Ir tai yra visiškai tapatu tiek vikingų papročiams, tiek gotų papročiams kariniams. Ta prasme, mes neatsiekim tų reiškinių kaip atskirus, tai yra tiesiog tęstiniai ir kintantis reiškiniai, bet savo esmė jie išliko tie patys. Tiek gotų laikais, kovos su Romos imperija, tai yra pirmieji amžiai nuo 100 grubiai metų iki 600 metų, vikingų yra laikotarpis nuo 800 iki 1000 metų ir Lietuvos valstybės yra nuo būtent vikingų valstybės žlugimo iki 15 amžiaus Krievos unijos, galim taip įvardinti. Ir ilgiausiai dar tą išlaikė būtent Samogetija, Getija, tas elitų elitas, nes vėl kariai, tiek Romos laikais, tiek visais, pas mus dažnai Žemaičiai, ten lietuviai kovoja meškenomis apsivilkę Žalgirio mūšim, nežiūrint, kad turėjo atskiriamasias juostas užsidėti, kad su vokiečių riteriai šarvotais nesumaišyta. Ant viršaus šarvų dar buvo uždėtos meškenos arba vilko kailiai. Ir nuo pat visų laikų, tiek gotų laikais kovos su Romos imperija, tiek vikingų laikais, Lokys tai buvo vilkas, tai buvo, sakykime, tokio pulkininko laipsnio ženklas, o generolo jau elito buvo Lokena.
lokys. Ir va Žemaitijos ženklas, kaip lokys, tai buvo būtent to karinio elito, kuris skaičiuoja seniausią savo ištakas ir ilgiausiai priešinosi vietovę. Tai va Žemaitijos kunigaikštystė, kai mes įvardinam, mes iš karto įvardinam to karinio elito, kuris tiesiog yra tasa gotų judėjimo, tasa vikingų judėjimo, bet tai buvo būtent karo su Roma, su Romos imperija, kuri irgi transformuodavosi, tai iš Romos imperija ir tai šventąja Romos imperija. Bet tas lokio ženklas, taip kad didžiuokitės panevėžiečiai, didžiuokitės biržiečiai, kad jūs priklausote būtent tai elitui, išrinktųjų luomui, kuris buvo, kaip aš minėjau savo istoriją, rašytinė istorija įvedų žodį getyje, skaičiuoja mažiausiai 100 000 rašytinės istorijos. Taigi, bet ką mes matom? Tai yra vikingų, sakykim, karinis luomas, viršūnė. Tai yra jau to aras nublanksta prie šitos karius netgi šiai dienai, nes tai nuo gimimo buvo treniruojami kariai iš kartos į kartą. Tai va, kai mes matom, kai sustiprėja karinis luomas, tai va žinių luomas, tie, kurie iš esmės taikos saugiklis buvo, visą laiką sumažėja to luomo įtaka. Ir va čia matom, kariniui luomui sustiprės, žinių luomas nueina iš pirmos, sakykime, vietos į antrą, trečią, po to dažniausiai to karinio luomo ir yra sunaikinamas ir pašalinamas. Ir be abejo, mažėjant žinių luomo įtakai, didėja karo įtaka. Žinių luomas mažėja taikos. Ir lygiai tą patį pamatysim visoje vakarų Europoje, visoje rytų Europoje, visoje centrinėje Europoje, plečiantis krikščionybės virusui, taip galime įvardinti, kariniam, patriarchaliniam virusui, karių luomas visą laiką sustiprėja, ten, kur karių luomas sustiprėja, žinių luomas yra pašalinamas ir vietoj žinių luomo yra pastatomas tas karinis elitas. Ir tik laiko klausimas, kada tas karinis luomas pašalins tą žinių luomą. Tai mes matome bendrą reiškinį visoje Europoje, neatskirą Lietuvos kažkokios tai lokalaus, sakykime, apibrėžto krašto, tik tai vieno reiškinį. Tai mes turim trupučiuką peržengti ir plačiau pasižiūrėti, nebe į nagą, bet į kūną, ant kurio iš esmės tas virusas karinis ir išplito. Krikščionybės be abejo pavidalė. Vėliau islamo, tenai komunizmo pavidalai ir panašiai, bet jie visi vienodi. Tai va, vienas iš tokių luomų būtent buvo ir Lenkijoje taip pat susikūręs karinis luomas, būtent su Meško, su Piastų dinastija bėgęs. Tas karinis luomas buvo išrinktas Vatikano, siunčiama ta ginkluotojai parama, kaip dabar, sakykime, Libijos atvejais, arba Sirijos atvejais, arba vėl kažkokie tai atvejai, sakykime, tas pats komunizmo įvedimas Lietuvoje, tam tikrą luomą sustiprinant, apginkluojant, įvedant samdinių armijas kažkokias, tai tie senieji gyventojai pašalinti, kas atsispindi materialiniai kultūrai, ekonomikai, politikai, visame kame. Tai va tas Lenkijos bajorų luomas, tų karių luomas, sakykime, sustiprėjęs, sudarė apie 10% gyventojų, būtent ir tvarkėsi valstybėje. Karalius dažniausiai pas jų buvo renkamas. Kaip ir toj vikingų, kaip ir gotų visuomenė, kaip ir to pačioje lietuvių. Nes atrinkdavo su tinkamiausiu, ne geriausią žmogų, bet tinkamiausią žmogų tam, kuris geriausiai darbuodavosi kardu ir geriausiai užtikrindavo, kad parneštų maisto tenai ir visą auksą ir kitą. Taigi, ta pati Lenkų dalis, tas kariūnų luomo sudarė apie virš 10%, kas vėliau atsitiko ir LDK susijungus su tuo. Ir Liublino unija, ko pasekoje būtent įvyko, nes ką jie padarė, jie pasiūlė karaliui Krievos unijai tapti paveldimąją liniją, savotiškai tie patys kariūnai. Bet apie Piastų dinastiją aš dar trupučiuką daugiau. Bet dar iš pradžių kariūnai tarnavo genties vadui, o vėliau iš jo kilusiam kunigaikščiui. Tai kildavo tas kunigaikštis, kionik, iš čia irgi tasai king yra iš kunigaikščio seno, mūsų žodžio kunigaikštis, kuris įaugęs labai seną, kūnų valdovas, savoka. Kūnų, kurie išeidavo kovoti ir mirti už, sakykime, tą taikę visuomenę. Žiniai buvo taikos garantai, kunigai ir vienuoliai buvo karo garantas. Kaip neskambėtų keista. Tais laikais, aš kalbu apie to amžiaus realės, ne apie nūdienos. Net ir pasižiūrėkim, kad ta taika, kunigai ir vienuoliai būtų taikus, kiek žmonių gavo inkvizicijos būti sudeginti ir paukoti gyvybės, kad jie pagaliau suprastų, baikit vyrai ten žudytas moteris už tai, kad jo žolės renka kažkur tai ten miškuose. Taigi,
Ir kiekvienas karas iš esmės padidindavo tų bajorų, tų karių luomo skaičių. Ir Lenkijos bajorai kaip luomas jau galutinai toks karinis luomas, kuris pilnai įsitvirtino valstybėje, susidarė apie 1374 metais. Košicės privilegijos būtent buvo atleisti nuo bet kokių prievolių valstybei. Ta prasme, tas karinis luomas buvo atleistas nuo mokesčių valstybei. Nes valstybė gyveno iš esmės iš jų užgrobimų. Iš tai, ką jie užgrobdavo, pratemdavo valstybę, tai kaip tu iš jų mokesčius dabar imsi, jeigu jie valstybę turtingą padaro, ar ne? Išskyrus nedidelę duoklę nuo žemės. Jeigu įsigydavo žemės, tai tada jau už tą žemę, jeigu jis norėdavo jau tapti taikus, tasai turėdavo pradėti mokėti mokesčius. Arba į pensiją išeidavo, taip sakykime. Taigi, gavo išimtinės teisės užimti kaštelionų, vaivadų, teisėjų, pakamorių, visus svarbiausius valstybinius postus galėjo imti tik tai karinis luomas. Ta pati po to pamatysime ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ta pati. Tai yra vienodas virusas. Ta prasme, nežiūrėkim kaip išskirtinį Lietuvos krikštą, bet žiūrėkim kaip bendrą kontekstą Šventosios Romos imperijos plėtros, sakykime, programoje kažkokio ar komunizmo. Tai aš tai tą patį, man didelio skirtumo nėra. Karo vadams ir valstybėms pareigūnams buvo dalyjami valstybės dvarai, kurios be abejo karalius apspręsdavo kas tai kaip, būdavo suindeksuojami visi gyventojai, būdavo pririšami viskas prie bažnyčios, pavyzdžiui, bažnyčia būdavo parapija, kuri kuriama, tai nei vienas valstietis be kunigo leidimo ar vienuolio negalėdavo išeiti maždaug 15 ar 10 mylių atstumu. Jeigu jis eidavo be leidimo, jį nuplakdavo ir grąžindavo atgal prie parapijos. Nes galėjai tik tai piligriminę kelionę ar dar kažkur tai, nes kitais atvejais būdavo įbeglys. Tai iš esmės baudžiava, tokia kaip reiškinys, taip pat su krikščionybė plito. Ką baudžiava padarė su žmonija, mes labai gerai žinom. Bet tai yra neatsiejamos dalis, todėl prancūzų revoliucijos visos turėjo tą sėkmę, nes krikščionybė to metu buvo komunizmas, kuris padarydavo valstybinę monopoliją visus žmonės to meto, patarydamas tos monopolijos skolininkais ir vergais savotiškais. Ir netgi žiūrėkim, visi miestai Lietuvoje, kur pradeda pradžią, tai būtent nuo to ir pradeda, kad toj vietoj pastatė bažnyčią. Tas Panevėžys, tas pats visiškai neseniai šventė savo įkūrimo metas nuo bažnyčios pastatymo. Bet įdomiausia tai, kad bažnyčia tai pastatyta prieš 400 metų, prieš 500, visur beveik atrasim. O jeigu paimsim, Piliakalnis yra ta tikroji miesto pradžia. Miestas nėra bažnyčia, kaip ir Akropolis nėra miestas. Akropolis yra tik prekybinis centras, tai to meto bažnyčios buvo tie prekybiniai centrai su išskirtinė teisė prekiauti tik tom taške, tik toje vietoje. Ir dažniausiai jos statydavo miesto pakrašty, nes senieji žmonės laikė senųjų papročių. Ir todėl Piliakalnį mes visą laiką rasim maždaug, durkim bažnyčią senąją ir nuo tolimiausias atstumas 4-5 km jūs atrasit Piliakalnį. 5 km spindulių jūs būtinai atrasit. Tai tas Piliakalnis buvo miesto centras, o bažnyčia, kur pastatė, buvo turgavietė, kurioje išskirtinės teisės buvo tokia kaip laisva ekonominė zona, kurioje neimdavo mokesčius 10 metų. Ir todėl visi verslininkai, visi ūkininkai gaudavo, kurie prekiaudavo. Pirkliai gaudavo amatininkai keltis iš miesto, iš pilies į šitą prie bažnyčios prekiauti ir gyventi. Tai miestelis iš esmės būdavo sugriaunamas, sunaikinamas ir perkeliamas centras aplink bažnyčią, to meto Akropolį. Ir todėl pas mus stovi Piliakalnyje. Ir tai yra ne Lietuvos reiškinys, bet tai yra visos Šventosios Romos imperijos plėtros reiškinys, kur mes negalim žiūrėti. Mes susidūrėm su labai įdomią sistemą, kuri veikia sistematiškai, neatsitiktinai, bet tiesiog tai buvo sistemos dalis. Ir ta mokesčių reforma, jeigu pasižiūrėti, tai tas vadas, karalius tų visų karinio luomo būdavo patvirtinamas kaip valdovas iš Vatikano ir tada bažnyčia tapdavo prekybiniu centru, tas tapdavo toliau šviesos nešėjų kaimyniniam šalim, civilizacijos nešėjų kaimyniniam šalim, be abejo naikinant tas šalis visas pilnai, ką archeologija paliudija, kad iki susidūrimo su krikščionybė visur būna aukštesnis išsivystymas. Tai
Ir tas karių luomas kariauja, o tas prižiūri tą dvasinę ir be abejo tą politinę, ideologinę policiją, žinoma, inkvizicijos pavadinimų, represinė įstaiga, kuri prižiūrėjo teisingą ideologiją. Jeigu KGB buvo trumpą laiką, tai ten buvo keli šimtai metų ir domininkonų vienuoliai buvo stuburas tos represinės struktūros, kuri nuspręsdavo, ar žmogus ragana, ar velnias, ar dar kažkas jame ten apsigyveno, skaitant gyvulius teisdavo. Tai tas karinis luomas, su kurio mes susidūrėme, buvo bandomas pirmą kartą Lietuvoje suformuoti 1253 metais. Gan sėkmingai, bet vėl tų pačių elito, žemaičių dėka, getų dėka, jisai buvo pašalintas, tai yra Mindaugas. Tai vat prieš tapdamas Mindaugas karaliumi 1253, ir mes vat vienintelį karalium laiko, tai tik tai tą, kurį Vatikanas patvirtino. Taip kaip vienintelį prezidentą laikytumėm tą, kurį Maskvoje patvirtino Sniečkų. Tai vat pats teisingiausias prezidentas, nes Maskva patvirtino. Tai vat lygiai taip pat ir su Mindaugu, pats teisingiausias, nes Vatikanas patvirtino. Iš tikrųjų visi kiti ne karaliai, nežiūrint, kad jie karaliai savai vardino ir patys lotynai jau rašydami apie Algirdą, apie Kęstutį, apie Mindaugą ir iki karūnavimo, ir vis tiek vadino karalium. Gediminą, Algirdą net imperatoriumi vardindavo, tai čia kitas dalykas. Taigi, pakrikštijo savo sūnus, žmoną, vasalus, apie tai labai atskirai, bus atskira laida dar į priekį toli. Jisai atsimetė nuo krikščionybės 1261 metais, sakykime, po Durbės mūšio. Gediminas toliau 1323-24, čia pagal laiškus Gedimino popiežių išsiųstus, irgi matom, kad buvo bandoma įvesti krikščionybę, bet tai buvo daugiau turbūt geopolitiniai žaidimai tokie, nes mes kūrėm savo imperiją. Visiškai skirtinga, visiškai kitokia, palyginus su tamsumoje skendinčia vakarų Europą, su savo inkvizicijos aparatu ir ne inkvizicijos nebuvimu. Priešingai prieglauda, sakykime, netgi visiems inkvizicijos persekiojimams, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Nepamirškime, kad Lietuva buvo krikščioniška, nes Lietuvos viena dalis, Rusija vadinama, buvo krikščioniška ir tik tai tiek, kad tai buvo ne vatikaniškoji krikščionybė, katalikybė, o bizantiškoji krikščionybė, dar žinoma kaip ortodoksija arba pravoslavė. Ta prasme, mes buvome krikščionis. Tik tai tiek, kad galim pavadinti vėl komunistiniais terminais, mes buvom trotskistais. Ne marksistais, bet trotskis, sakykime, kur radikalas kažkoks. Tai vat, žodžiu, pravoslavai buvo irgi vardinti kaip neigiamą krikščionybę, tai netgi yra, pavyzdžiui, kai kryžiuočiai švenčiausias mergelės užėmė Estiją ar Latviją, tiesiog vieną dieną atbėga rusai pakrikštyje pravoslavyje, kitą dieną vokiečiai, žinai. Ir jie tie, kurie nenori pasikrikštyti atgal į tą katalikybę, tai karė. Nu, tai neteisingi komunistai, taip sakant. Tai sakau, jokio skirtumo. Tavo arabų piemenų ideologija, kaip buvo, taip ir išliko arabų piemenims skirtas reiškinys. Kitas dar bandymas be Gedimino buvo Algirdo ir Kęstučio bandymai, šiokie tokie, bet irgi nedavė kažkokių tai rezultatų. Kvedlinburgo analuose mes matome pirmą susidūrimą su Šventosios Romos imperijos politrukais. Tai yra politiniais komisarais, dar kitai žinomas graikiškų žodis apostolos, apaštalais, žinios nešėjais kažkokios. Tai vat kaip komunistai žinią nešė apie šviesę ateitį, taip ir šitie nešė žinią apie šviesę ateitį. Tik tiek, kad, kaip aš sakau, vat prezidentūrai visiškai neseniai ant sienos nusišlapino anglas, kažkodėl jį suėmė tenai net ir kažkokią baudą uždėjo, tai lygiai taip pat ir tos šviesos nesėjus ant to, kad ąžuolų giraitai turbūt pakakojo ar dar kažkokį nešvarų reikalą padarė, tai pajutė, kad mūsų valstybė įstatymai veikia. Jie susidūrė ne su barbarų valstybė, kurio įstatymai neveikia, bet susidūrė su labai civilizuota valstybė, kurio įstatymai veikia ir kaip jie veikia, Brunonas įsitikino savo galvą, taip sakykime. Iš tikrųjų turbūt net nesitikėjo, kad veikia tie įstatymai. Jo, tai bet kalba, kad neturėjom, bet iš to, kas įvyko, mes matom kad šitoje valstybėje įstatymai jau veikia ir ko puikiausiai, įskaitant ir tai buvo pirmas mūsų susidūrimas, kaip ir visą laiką prasidėjo nuo tų fanatikų tokių, kurie savo gyvybę norėdavo atiduoti Jėzui. Ta prasme, šeimos dažniausiai tokie neturėdavo, nu, kai vyras šeimos neturi, tai arba prasigeria, arba tampa labai religingas. Tai fanatikas toksai, kovojantis už šviesią ateitį.
ir tada jam mirtis yra išsivadavimas iš šito kančių pasaulio. Tai vat su tokiais mes ir susidūrėm su tokiu reiškiniu, Brunono, apie tai irgi kalbėsim vėliau. Ir pirmąją tokią prekybinę, kaip jie įvardino, misiją, mes matome 1185 metais Ikškilėje pastatytą. Tai lyvių estų kalba reiškia Ukskil. Uks yra kaip ir Uks arba X1 pirmas ir Kul, kilę estus lyvių kalba kaimas. Tai pirmas kaimas, kuriame būtent taikos palaikymo misija vokiečių pirklių arba ir su Hamburgu tenai surištom misijomis prekybininkų pamatome lyvių žemėse. Ir 1201 metais jie persikėlė į Rygą. Ir vat ką mes pamatome, jeigu mes pasižiūrėsim, netgi kryžiuočiai, kai atsikėlė, jie atsikėlė iš pradžių į Dunojaus žemupį. Venecijiečiai, kur buvo kryžiuočių ordino sostinė Venecija, valdė tuo metu ir Bizantijai, ir genujiečiai. Bizantijos tą sąsiaurį visą, kur dabar Stambulas, ir Krymo pusiasalį, ir tas žiotis. Tai mes matom, kad Ikškiliai išsilaipino Dauguvai, po to Pamorija, Pamariai, Vysla, Nemunas, Klaipėda. Mes matom, kad visas mūsų kraštas buvo apsuptas, tiesiog blokada buvo mūsų krašto pradėta, to taikaus krikščioniško pasaulio. Tai va, sekanti laida ir bus apie tą tolimesnį vystimąsi, bet kaip aš minėjau, pamatykim, kad visas mūsų taikus pasaulis iš esmės nekaringas yra apsupamas ir izoliuojamas karingosios krikščionybės, patriarchalinės. Kągi, ačiū Aivarai tau už šiandieną. Iš tikrųjų lieka minutė iki naujausių Pulso žinių ir susigirdėsime jau kitą penktadienį. Aš noriu dar priminti tik tai tiek, kad jūs laidą galite parsisiųsti iš pulsas.lt arba Aivarą susirasti Facebook'e. Šiandien tiek, susigirdėsime penktadienį nuo 11 valandos kitą. Iki. Esu aš toli nuo savęs, kažkur kitame krašte. Kodėl pamiršau vietą žmogaus ir kam aš dar vis čia svetimi. Liekam visi svetimi ir pamiršti svetimi ir žiauriai kalti, todėl, kad palikom tave. Sapne, žinok, tai ženklas sielai. Ryte tu duris saulei atverki ir leisk jai sušimdyt tave. Radio stotis Pulsas.